priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos pagal 24 metų gruodžio 31 duomenys patvirtinimo. Pagal nustatytą tvarką savivaldybės taryba turi patvirtinti turto ataskaitą. Yra gauta kontrolės ir audito tarnybos išvada. Teikiame tvirtinti. Klausimų kolegos ar būtų? Nematau, siūlau sprendimui. Prašau, paspaudė, nežinau. Prašau. Tai gerbiami kolegos, iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad nėra labai gerai su šita ataskaita, nors, aišku, duomenys suvesti ir galėtume gal ir tvirtinti, tačiau kontrolės ir audito tarnybos išvadoje, kur pasakyta, iš tikrųjų matome, kad tiek finansinio turto likutis 400 000 abejotinas teisingumas ar sutampa, tiek grynojo turto likutis 1 276 276 nesutampa dėl nebaigtos statybos ir kitų dalykų, taigi mes tvirtinam tą ataskaitą nelabai tiksliai. Jūs pasiekėte taip pat ir kontrolės komiteto išvadą su 17 punktų, kokie yra trūkumai būtent ir finansinėse ataskaitose ir turto apskaitoje, tai tas nėra gerai, kai mes nežinom tiksliai, kiek to turto turime, kokie yra, reiškia, galutinė jų, reiškia, likučiai, galutiniai sumos, tai šis sumos, kadangi nėra tikslios, tai aš tikrai bejoju ir siūlau nepalaikyti šito sprendimo. Ačiū. Vaida Baldiminė. Gerbiama pranešėja, noriu paklausti, sakykit, tai dabar kiek yra čia ir išvardino kolega klaidų, ar jos bus taisomos, koregavimai bus atlikti ir ar matysimės pataisytą šitą ataskaitą? Tai aišku, klaidos bus taisomos, nebaigta statyba administracijoje tvarkoma bus ir matysis rekomendacijose bus įrašyta terminai ir kas daroma bus. Kęstas Pudys. Čia dabar per mikrofoną veikia? Tai aš pradžiai, merė, dar turiu biškį klausimą iš posėdžio. Transliavimo, kiek suprantu, jis nevyksta, ne? Tai dabar klausimas irgi, ar čia pagal reglamentą viskas tada toliau vyksta. Ir tada, jeigu klausimas susijęs su šituo, tai norėčiau paklausti, jei dabar ataskaita teikiama su klaidomis, o gal čia jau ištaisytos kažkurios klaidos, tai man įdomu, ar gal mes ją tiesiog netvirtinti ir palauk, kol bus ištaisytos tos klaidos ir tada tvirtinti teisingą, nes tai kažkaip labai keista tvirtinti ataskaitą, kurioje yra klaidų, tokių kontrolės komiteto išvadas skaitant didelių klaidų yra. Tai kokios yra pateiktos įstaigų ataskaitos, iš tų ataskaitų sudaryta turto ataskaita, o mes ją patvirtinti turim. Transliacija turėtų vykti, bet nuo to posėdis nesustoja, tai galim skirstytis ir susirinksim kitas, jeigu jum nepažeidžia. Tai nieko nepadarysim, technika paveda kartais, dėl to mes gyvenimo nesustabdysim pagal internetą ar transliuoja, ar ne. Kęstutis Traškevičius. Aš tik tai dar norėčiau pasiklausti ir pranešinio jos ir pasitikslinti. Jūs sakot, kad taisysi tas klaidas, bet tie taisymai atsispindės jau tik 25 metų ataskaitoje. Šitą 24 metų ataskaitą, ką jūs mums teikėt dabar tvirtinti ir su klaidom, tai jau jinai liks nepakitus. Ar aš teisingai supratau? Jūs pagal rekomendacijas bandysit atitaisyti, tai jau kitų metų ataskaitoje tikėtina, tai kai kitų metų ataskaitą gausim, žiūrėsim, kaip dabar jau šitą jūs siūlo tvirtinti su klaidom. Taip. Supratau. Ar dar klausimų būtų? Kęstas Pudys, prašau. Tai aš visgi dar norėčiau paklausti, jeigu visgi nepatvirtintų taryba ataskaitos, suprasdama, kad jinai klaidinga, tai kas tada, ta prasme, tiesiog būtų kažkoks terminas, įpareigojimas, kad reikėtų per kažkiek laiko išsitaisyti, aišku, suprantu, juokinga kai kuriems socialdemokratam, kad kaip čia dabar netvirtinti klaidingos ataskaitos, bet bet yra kaip yra. Tai kas būtų tada, jeigu nepatvirtintų, jeigu visgi kolegos susiprastų, kad kažkaip įdomiai čia tvirtintą klaidingą ataskaitą? Tai aš jums sakau, kokios yra gautos iš įstaigų šitos turto ataskaitos, tai tuo pačiu ir administracijos, kas yra ir nebaigtos statybos ir taip toliau. Tai
Čia yra suvestinė ataskaita sudaryta turto. Ir turim patvirtinti. Tai 25 bus ištaisyta, kas buvo įrašyta dabar už 4 metus. Dar klausimų? Tai kolegos, tada balsuojam. Kas gal iš kito galo, kas prieš? Skaičiuokit, kas susilaikė. Kas už? 15 ir 3, 18. Pritartas sprendimu. Kita, prašau. Parengtas sprendimo projektas dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčių. Atleisti paveldėtoje, kuri yra nepilnametė nuo paveldimo turto mokesčių. Jos paveldimas turtas yra nekilnojamas turtas esantis Marijampolės savivaldybėje, turtas esantis Marijampolės savivaldybėje žemės sklypai, transporto priemonė, piniginės lėšos. Pagal mokesčių lengvatų komisija yra vienas iš kriterijų toj tvarkoj patvirtinta, kad yra nepilnametė, atsižvelgiant į tai siūlymas atleisti. Netektume 1106 eurų biudžetas. Klausimų, kolegos? Nematau. Siūlau sprendimo projektui TR-176 pritarti bendrus tarimą, ar būtų prieštaraujančių susilaikančių. Nematau, pritarta bendrus tarimų. Ačiū. Toliau, Loreta. Labadiena. Pristatau sprendimo projektą dėl pritarimo tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programos vykdymui Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje. Pritarus sprendimo projektui, tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programa galėtų būti vykdoma Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje, todėl prašau pritarti šiam sprendimo projektui. Vaida Petuškienė. Tai labą dieną, gerbiama vedėja, gerbiami kolegos. Iš tiesų, sprendimas turbūt geras, seniai laukiam šitos programos ateimo į Marijampolę. Norėčiau kai kurias tik detalės pasitikslinti. Sakykit, ar šitos programos įgyvendinimas pradinėme ugdyme bus nuo 1 klasės ir auginama ir iš karto į visas klasės pradinės ateis? Tada antras klausimas būtų, ar numatomas ir planuojamas pačios programos auginimas iki pagrindinio ugdymo? Ir, jeigu auksim iki pagrindinio ugdymo, ar tikrai užteks pinigų mokytojų kvalifikacijos tobulinimui? Ten tik 3000 mačiau, atrodo mažoka. Į pirmąjį klausimą, taip, apimsime visą pradinį ugdymą, vadinasi, 1-4 klasės, kaip ir pradėsim, taip ir vykdysim. Ar numatoma iki pagrindinio ugdymo, kol kas dar neplanuojama, nes kalbama tik apie pradinį ugdymą, nes pirmiausia, tu tampi kandidatu, o po to tik tai nariu. Tai mums dar ne 1 metai čia augti. Bet tai jeigu dabar 4-okai pabaigs, tai 5-okai jau eis nebe bakalaureato keliu? Gali eiti ir ne bakalaureato. Jeigu taip suspėtume ir padarytume ir suplanuotume, gali būti ir bakalaureato 5 klasėje. Bet kol kas planuojame tik tai pradinį ugdymą. Nes jeigu eitume iki pagrindinio, tai tada jau reikėtų kaip ir pagrindinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo. Taip, tada reikėtų numatyti daugiau pinigų, teisingai jūs pastebėjote. Taip. Kol kas neplanuojam. Vaida Balniuvienė. Aš noriu paklausti, kadangi savivaldybė skiria 42 000 šitai programai, tai sakykit, ta nauda vaikam, kokią naudą gaus vaikai? Pinigėliai yra išskirstyti į 2 metus, matote ar ne, nes čia yra 25 metam yra paskirstimas ir 26. Planuojama, kad per 2 metus tai mokykla bus kaip kandidato pozicija, o po to bus nario pozicija. Čia yra mokestis truputį išskaidytas metais. Mes paėmėme tik tai artimiausius 2 metus kaip kandidato pozicijai užimti. Kokia nauda mokiniui, kadangi šios 2 programos tiek tarptautinio bakalaureato, tiek ir nacionaliniai programa yra derinamos, tai bus gilinamos žinios, ugdomas kritinis mąstymas ir toks visuminis pasaulio pažinimas ir matymas. Galės naudotis ir tarptautinio bakalaureato siūlomos programos priemonėmis.
Dar klausimų? Edmundas Razvickas. Aš, dar, jei galima, mere. Prašau. Sakykit, prašau, ar jau mokykla įgyvendina šią programą, nes jūs minite 2 metus, kaip žinia, už mėnesio visos ugdymo įstaigos baigia ugdymo procesą, o pradės tik tai nuo rugsėjo. Tai jau 2 metai nesigauna. Tai gaunasi tik 1,5 metų. Tai šita 42 000 eurų suma yra 1,5 metų, ar vis tik tai 2 metams? Na ir jeigu 2 metams, tai darau prielaidą, kad jau jie įgyvendina, taip? Ne, kol kas programa nėra įgyvendinama. Pirmiausia, bus kvalifikacijos kėlimo mokymai skirti mokyklos vadovui. Tie mokymai ir dokumentų pateikimas bus vasaros viduryje. Vadinasi, dokumentų pateikimo mokestis tie 3 000 bus reikalingas Liepos mėnesį. Lygiai taip pat ir mokymai. Pirmiausia, bus mokyklos direktoriui kvalifikacijos kėlimo mokymai. Na ir programos įgyvendinimas nebūtinai jis turi prasidėti nuo rugsėjo 1. Tarptautinio bakalaureato programa nenumato, kad mokymų pradžia turėtų būti, tai yra programos vykdymo pradžia turėtų būti rugsėjo 1. Tai gali būti ir spalio mėnesis, ir lapkričio mėnesis, gali būti ir 26 metų sausis. Mes paplanavome tik tai pinigėlius į priekį, prašydami tarybos pritarimo ir finansavimo tokį vidutinį paskaičiavom pinigų poreikį. Valdas Pileckas. Aš norėjau vedėjos paklausti, ar analizavote, kiek mokyklų jau įgyvendina Lietuvoje tokia? Taip, analizavome, tai yra tikrai gerokai virš 100 ir pasaulyje virš 100 mokyklų, Lietuvoje taip pat yra nemažai mokyklų tarptautinio bakalaureato programas vykdančių, keliuose juose lankėmės, bet daugiausiai jos yra įsteigtos didžiuosiuose miestuose. Jeigu kalbėtume apie panašų miestą kaip mūsų, tai būtų Alytaus mieste taip pat jau yra tokia vykdoma programa. Dar klausimų, kolegos? Aš dar tik noriu paklausti, ar ji prasidės tik nuo 1, ar iš karto į visas 4 klases? Į visas 4 klases. Ačiū. Daugiau klausimų nematau. Siūlau sprendimui TR*180 pritart bendrų sutarimų, ar būtų prieštaraujančių susilaikančių. Nematau, pritarta bendrų sutarimų. Kita. Sprendimo projektas dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 dienos sprendimo numeris 1/27 dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 21-25 metų bendrojo plano patvirtinimo pakeitimo. Prašau leisti pakeisti Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 21-25 metų bendrojo plano 1 priedo 9 punktą, kad būtų tinkamas teisinis pagrindas tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programai vykdyti anksčiau minėtoje Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje. Klausimų? Klausimų nematau. Siūlau sprendimui TR*179 pritart bendrų sutarimų, ar būtų prieštaraujančių susilaikančių. Nematau, pritarta bendrų sutarimų. Kita, prašau. Pristatau sprendimo projektą dėl sutikimo reorganizuoti Marijampolės futbolo klubą prijungimo būdu prie Marijampolės sporto centro. Prašau sutikti, kad Marijampolės futbolo klubas būtų reorganizuotas, jį prijungiant prie Marijampolės sporto centro. Edmundas Razvickas. Tai dėkoju, tai pirmas racionalus, kaip sakyti, funkcijų perdavimas sporto centrui, nes ką dabar turėjome 2 įstaigas. Viena įstaiga administravo stadioną ir maniežą, o kita įstaiga naudojosi savivaldybei priklausančių turtu. Tai šitoj vietoj, kad vyksta būtent toks funkcijų perdavimas sporto centrui, demokratų frakcija vardan Lietuvos tikrai pritarė, bet mūsų būtų dar toks klausimas, sakykit, prašau, ten dirba 9 darbuotojai. Komitetuose jūs minėjote, kad lygtai ir visi darbuotojai pereina į sporto centrą ir tęsia toliau. Tai kaip ir iš esmės niekas nepasikeičia. Tai sakykit, ar jau gal žinote, kad visi perėję darbuotojai tęs darbą toliau? Mano būtų toks paklausimas. Po reorganizavimo veiksinti biudžetinį įstaigą bus Marijampolės sporto centras, jai vadovaus vienas įstaigos vadovas. Vadovas ir bus atsakingas už personalo formavimą, o ten kaip ir iki dabar vyksta ir darbuotojų priėmimas ir atleidimas. Tai ir tada bus ir po reorganizacijos sprendimus priims mokyklos įstaigos vadovas.
Kas dar, kolegos? Bet aš supratau, kad kolegos klausimas buvo, o kaip su įstaigos direktoriumi bus futbolo klubo, kuris prijungiama. Ar irgi pereis? Na, šita pareigybė bus nereikalinga, bet galbūt Tai galbūt žinoma. bus siūloma. Tai gal žinoma, kokios pareigos, tai klausimą apie tai. Reikėtų klausti. Nes kiti, tai aš suprantu, tą patį dirbs. Nežinom, suprantu. Nežinom. Daugiau klausimų kolegos nematau, tai siūlau sprendimui TR.193 pritarti bendrų sutarimų, ar būtų prieštaraujančių susilaikančių. Nematau, pritarta bendrų sutarimų. Kita, prašau. Sprendimo projektas dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Prašau pritarti sprendimo projektui ir sutikti perimti Marijampolės savivaldybės nuosavybėn, valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdoma tiek trumpalaikį, tiek ilgalaikį materialųjį turtą, bei jį perėmus savivaldybės nuosavybėn perduoti švietimo įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Klausimų? Nematau klausinčių, tai siūlau sprendimui TR.188 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau, pritarta bendrų sutarimų. Kita. Sprendimo projektas dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 29 dienos sprendimo numeris 1.242 dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkų aprašuose nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos ir jos darbo reglamento patvirtinimo pakeitimo. Prašau pritarti sprendimo projektui, kad būtų atnaujinti nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos nuostatai pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento nuostatas. Klausimų? Nematau klausinčių. Siūlau sprendimui TR.186 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau, pritarta bendrų sutarimų. Ačiū. Loreta. Toliau Jolita. Labadiena, pristatau tarybos projektą TR 187 dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 dienos sprendimo numeris 1.282 dėl Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimų už socialinės paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Tikslas yra pakeisti Marijampolės savivaldybės gyventojų mokėjimų už socialinės paslaugas tvarkos aprašą, vadovaujantį socialinių paslaugų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatomis, pakeisti dėl asmenų atleidimo nuo mokėjimų už socialinės paslaugas svarstymo komisijos pavadinimą. Klausimų, kolegos? Siūlau sprendimo projektui TR.187 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau, pritarti bendrų sutarimų. Ačiū. Toliau Vita. Įrašas daromas dar, kolegos, aš tik tai paakcentuoju, jeigu čia kokių, žinot, nesutarimų kils, jeigu tai įsirašinėjom, kad nebūtų kas nors pakeista. Labą dieną. Ką? O filmavimas irgi įsirašo, ar ne? Garsas yra visas įrašomas. Prašau. Teikiame sprendimų projektą TR 192 dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teisę Marijampolės moksleivių kūrybos centrui. Komiteto posėdė buvo pasiūlyta perduoti, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teisę viešą įstaigą Marijampolės moksleivių kūrybos centrai, ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, tai yra kompiuterius ir monitorius, ir pritarus sprendimų projektui bus įgyvendinti teisės aktų reikalavimai bei pagerinta Marijampolės moksleivių kūrybos centro informacinių technologijų infrastruktūros būklė, pratęstas šių daiktų naudojimo laikas. Klausimų? Nematau, siūlau sprendimui TR.192 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nėra, pritarta bendrų sutarimų. Ačiū Vita, toliau Birutė. Labą dieną. Teikiu tarybos sprendimo projektą dėl nekilnojamųjų daiktų perėmimų savivaldybės nuosavybėn.
Sprendimo projektų siūloma perimti Marijampolės savivaldybės nuosavybėn turtą savarankiškosioms savivaldybės vietiniais reikšmės kelių ir gatvių priežiūros, taisymų, tiesimų ir saugaus eismo organizavimo bei kitoms valstybės institucijoms nepriskirtoms saugaus funkcijoms atlikti, apskaitoje registruotus ir valdomus nekilnojamuosius daiktus. Sprendimo projekte yra išvardinti nekilnojamieji daiktai. Taip pat sprendimo projektų siūloma įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių atlikti veiksmus reikalingus šio turto įteisinimui, perėmimui. Klausimų? Klausimų nėra. Siūlau sprendimui TR.168 pritarti bendrų sutarimų. Būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau, pritarta bendrų sutarimų. Kita. Ačiū. Sprendimo projektas dėl likviduojamos dėl bankroto uždaros akcinės bendrovės Transmuralis priklausančio pastato betono mazgo esančio Marijampolėje gamyklų 1 perėmimo Marijampolės savivaldybės nuosavybėn. Sprendimo projektų siūloma perimti Marijampolės savivaldybės nuosavybėn likviduojamai dėl bankroto uždarą akcinėje bendrovėje Transmuralis nuosavybės teise priklausantį turtą, tai yra betono mazgą esantį Marijampolėje gamyklų 1. Taip pat įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti nurodyto turto perdavimo priėmimo aktą. Taip pat dar siūlyčiau prie šito sprendimo projektų dar rašyti ne tik registro, bet ir unikalų numerį, nes gali būti, kad registrų centrui dar reikės ir unikalaus numerių. Klausimai. Vaida Petuškienė. Tai labą dieną, gerbiama vedėja. Mes jau komitete aiškinam šitą klausimą, aptarėm šiek tiek. Ir turbūt nesmagi situacija, kai tenka savivaldybei perimti ir įsipareigoti tokių pastatų nugriovimą greičiausiai. Gal bent kažkiek yra aišku, kiek tai gali kainuoti šito pastato, jeigu jau nepavyktų parduoti nugriovimas. Ir antrasis klausimas būtų, ar daug mes tokių pastatų turim perimti savivaldybę ir jais pasirūpinti ištikus tokiom kaip čia, bankrotams ir jų nepardavimui. Ačiū. Tai tokių pastatų turim tikrai nedaug dėl bankroto, tai gal turbūt netgi pirmas, sakyčiau, toks atvejis, kiek per 10 metų turbūt tai tikrai pirmas atvejis. O tos sąmatos tai nėra skaičiuota, kiek tai kainuotų savivaldybės biudžetui, nes nėra spręstas tolimesnis klausimas, galbūt dar bandysim aukcione parduoti tą turtą, tai detaliau nenagrinėjom, kiek kainuotų tą sąmatą likviduoti. Mažukas imat? Susitversim. Dar klausimų, kolegos. Nėra klausimų. Ne iš didelio malonumo, bet iš reikalo reikia paimti. Siūlau klausimų TR.177 pritarti bendrų sutarimų, ar būtų prieštaraujančių susilaikančių. Nematau, pritarta bendrų sutarimų. Kita. Ačiū. Sprendimo projektas dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčių tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Sprendimo projektų siūloma patvirtinti Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčių tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašą. Taip pat nustatyti maksimalius administravimo tarifus, tai yra daugiabučių namų, kurių plotas iki 1000 kvadratinių metrų 0,08 eurų, daugiabučių namų, kurių plotas nuo 1000 iki 3000 0,064 eurų už kvadratinį metrą. Taip pat daugiabučių namų, kurių plotas didesnis kaip 3000 kvadratinių metrų 0,061 eurų už kvadratinį metrą. Taip pat pripažinti netekusiais galios sprendimus, kuriais buvo patvirtinti anksčiau nustatyti tarifai. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad 12 aprašo punkte, prie ką turi būti ketvertukas dar rašytas koeficientam, ten formuliai kažkur pabėgų. Ko tikra, prie ką keturi turi būti. Labadiena, gerbiama vedėja, kadangi lyginamųjų variantų mes negavome ir nesulaukėme, o kaip ir sakyti, šiuo sprendimu panaikinsime anksčiau galiojančius tarifus, tai sakykite, prašau, gal galite įvardinti, kiek konkrečiai 2 kambarių butui arba 3 kambarių butui pabrangs šios
paslaugos teikiamos, jeigu galite. Na ir kodėl, sakykime, būtent pasirinkti tokie tarifai daugiabučių namų, kurių plotas nuo 1000 iki 3000 kvadratinių metrų 0,064 euro centų, o didesnis plotas kaip 3000 kvadratinių metrų 0,061 euro centų. Tai yra mažiau. Plotas didėja, kaina mažėja. Tai ar šie tarifai parinkti būtent jūsų kažkokia tai nuožiūra, ar jie yra mažiausia, ar jie yra maksimalūs, na ir tada kiek kainuotų 2 kambarių butui šių mokesčių padidėjimas ir 3 kambarių. Ačiū. Tai kaip ir minėjau per komitetą, lyginamų variantų nėra dėl to, kad nebuvo skaičiuota pagal tą diferenciaciją trim dydžiam, buvo tvirtinta vienas skaičiuojamasis, tai nelabai ką iš tikrųjų gal ir turim tą lyginti. Buvo 0,051 skaičiuojamasis tarifas už kvadratinį metrą. O pasirinkti tie dydžiai dėl to, kad taip numato teisės aktai. Jeigu matėt, yra naujai šiais metais priimtas teisės aktas ir turi būti nustatyta iki 1000, nuo 1000 iki 3000 ir virš 3000. Taip numato teisės aktai, kad tai būtų patvirtinta. O dabar dėl to dydžio, kiek jis pasikeitė, tai tų namų, kurių buvo iki 1000, tai 2 centai už kvadratinį metrą. Tai pasikeičia dydis, o tų, kur yra, kaip čia vadinkim, didesni tie namai, tai nuo 1000 iki 3000, jeigu buvo 7,49 cento, tai dabar yra 7,74 centų. Labai tas... Tai euras 2 kambarių būtų, 50 kvadratų. Tai... Aišku. Dar klausimų? Daugiau nematau. Siūlau sprendimui TR brūkšnelis 196 pritart bendrų sutarimų, ar būtų prieštaraujančių susilaikančių. Nematau, pritarta bendrų sutarimų. Kita Birutė. Sprendimo projektas dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 dienos sprendimo numeris 1/280 dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo pakeitimo. Sprendimo projektų siūloma pakeisti Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą. Į šią programą įrašant daugiabutį namą Butlerinis Kersgatvis 5 Marijampolėje. Klausimų? Nematau, siūlau sprendimui. TR brūkšnelis 178 pritart bendrų sutarimų, ar būtų prieštaraujančių susilaikančių. Nematau, pritarta bendrų sutarimų. Kita. Ačiū. Sprendimo projektas dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 28 dienos sprendimų numeris 1/48 dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejui pakeitimu. Sprendimo projektų siūloma pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 28 dienos sprendimą numeris 1/48 ir išdėstyti jį naują redakciją. Tai keičiasi tai, kad truputį patalpų indeksai ir bendras plotas buvo ankstesniuose sprendimuose 250,06, dabar yra 265,08. Taip pat sprendimo projektų siūloma įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti negyvenamųjų patalpų perdavimo priėmimo aktą. Klausimų? Nematau, siūlau sprendimui TR brūkšnelis 181 pritarti bendrų sutarimų, ar būtų prieštaraujančių susilaikančių. Nematau, pritarta bendrų sutarimų. Ačiū, Birutė. Gintarė toliau.
Labą dieną, pristatau tarybos projektą dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo esančio Marijampolės savivaldybėje Gudelių miestelėje Vytauto gatvėje 9 nuomos be aukciono. Sprendimus siūloma išnuomoti 5 arų 310 kvadratinių metrų ploto kitos paskirties valstybinės žemės sklypą pagal pridedamą žemės nuomos sutarties projektą. Klausimų? Edmundas Razvickas. Sakykit, prašau, išnuomoti iš tikrųjų nedidelį žemės sklypą, gal galėtumėte įvardinti, kas šiame sklype bus vykdoma, kokia veikla? Ačiū. Čia yra pagal pateiktą prašymą, šiame sklype stovi parduotuvės pastatas, tai parduotuvės eksploatavimui. Klausimų daugiau nematau. Siūlau sprendimų TR brūkšnelis 169 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau, pritarta bendrų sutarimų. Kita. Tarybos projektas sprendimo dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo esančio Marijampolėje Petro Kriaučiūno gatvė 2 nuomos be aukciono. Šiuo sprendimu siūloma išnuomoti be aukciono UAB Nemuno vaistiniai 49 arų 700 kvadratinių metrų ploto kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Kriaučiūno gatvėje 2 880 kvadratinių metrų ploto dalį pagal pateiktą nuomos sutarties projektą. Klausimų? Nematau. Siūlau sprendimui TR brūkšnelis 170 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau, pritarta bendrų sutarimų. Kita. Tarybos sprendimo projektas 171, kuriuo numatoma išnuomoti be aukciono UAB Prodenta 49 arų 700 kvadratinių metrų ploto kitos paskirties valstybinės žemės sklypo esančio Marijampolės mieste Kriaučiūno gatvė 2 850 kvadratinių metrų ploto dalį pagal pridedamą žemės nuomos sutarties projektą. Klausimų? Nematau. Siūlau sprendimui TR brūkšnelis 171 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau, pritarta bendrų sutarimų. Kita. Tarybos sprendimo projektas TR 190 dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo esančio Marijampolės savivaldybėje Sasnavos miestelėje Sūduvos gatvė 46B nuomos be aukciono. Sprendimus siūloma išnuomoti socialinio verslo plėtros fondui 34 arų kitos paskirties valstybinės žemės sklypą esantį Sasnavos miestelėje Sūduvos gatvė 46 pagal pridedamą nuomos sutarties projektą. Klausimų? Kęstutis Traškevičius. Aš norėčiau paklausti, čia visai, nežinau, ar praeitam ar užpraeitam gal posėdį mes jau išnuomavom šiam fondui Sasnavoje prie mokyklos pastato vieną sklypą. Tai dabar Stadioną atsiėmė mane. O tai dabar kodėl čia prireikė kito sklypo? Tai reiškia, čia va toks klausimas tam fondui. Čia turbūt aiškinamajam rašte parašyta, kad terminas, čia gal katiliniai, atsižvelgiant į katilinės nuomos sutarties terminą. Ai, ten atskirai. Katilinė gal turi atskirą sklypą, gali būti taip. Atskiras pastatas. Jinai atskiras pastatas nutolęs nuo mokyklos. Jo, ten tą kiemuką ir. Tai klausimų dar yra? Nematau, tai siūlau sprendimų TR brūkšnelis 190 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau, pritarta bendrų sutarimų. Kita. Tarybos sprendimų projektas 172 dėl 21 metų balandžio 1 dienos valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties pakeitimo. Sprendimus siūloma pakeisti žemės sklypo nuomos sutartį numeris 20 SŽN brūkšnelis 116, kurios pagrindų Sasnavos bendruomeniai išnuomota 2,55 hektaro ploto valstybinės žemės sklypo esančio Marijampolės savivaldybėje Sasnavos miestelėje Sūduvos gatvė 46, 22 arų ploto dalis pagal
sutarimą pridedamą sklypo nuomos sutarties pakeitimo projektą. Klausimų? Nematau. Siūlau sprendimui TR/172 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau. Pritarta bendrų sutarimų. Kita. Tarybos sprendimų projektas dėl 1999 m. balandžio 8 dienos valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties numeris N18-99/0064 nutraukimo. Šios sprendimus siūloma nutraukti prieš terminą sudarytą žemės sklypo nuomos sutartį, kurios pagrindu Normanto firmai Daipa išnuomota 7 arų žemės sklypo esančio Gedimino gatvėje 32A Marijampolėje ploto dalis. Klausimų? Nematau. Siūlau sprendimui TR/173 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau. Pritarta bendrų sutarimų. Kita. Sprendimo projektas dėl 2019 m. Liepos 31 dienos valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo. Šios sprendimus siūloma nutraukti prieš terminą valstybinės žemės nuomos sutartį numeris 20 SŽN/527, kurios pagrindu išnuomota 52 arų ploto žemės sklypo esančio Marijampolėje Juknevičiaus gatvė 21, 1 aro ploto dalis. Klausimų? Nematau. Siūlau sprendimui TR/174 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau. Pritarta bendrų sutarimų. Kita. Tarybos sprendimo projektas 175 dėl 20 metų balandžio 15 dienos valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo. Siūloma nutraukti prieš terminą valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį, kurios numeris 20 SŽN/121, kurios pagrindų viešai įstaigai Paupio globos namai išnuomota 26 arų ploto valstybinės žemės sklypo esančio Marijampolėje Blonskio gatvėje 2A 1,21 aro ploto dalis. Klausimų? Nematau. Siūlau sprendimui TR/175 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau. Pritarta bendrų sutarimų. Kita. Tarybos sprendimo projektas 183 dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos Puskelnių kaimo bevardei gatvei. Šiuo sprendimu siūloma suteikti Sasnavos seniūnijos Puskelnių kaimo bevardei gatvei pavadinimą Pakrantės gatvė pagal pridedamą vietovės gatvių išdėstymo planą. Klausimų? Nematau. Siūlau sprendimui TR/183 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau. Pritarta bendrų sutarimų. Kita. Tarybos sprendimo projektas 182. Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 27 dienos sprendimo 1/635 dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvės grafinių charakteristikų keitimo pakeitimo. Šiuos sprendimus siūloma pakeisti Marijampolės savivaldybės Igliaukos seniūnijos Keskabalių kaimo draugystės gatvės geografinės charakteristikas pagal pridedamą priedą. Klausimų? Nematau. Siūlau sprendimui TR/182 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nėra. Pritarta bendrų sutarimų. Kita. Tarybos sprendimo projektas 185 dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2004 m. kovo 5 dienos sprendimo 1/259 dėl gatvių pavadinimų suteikimo pakeitimo. Šios sprendimus siūloma pakeisti Igliaukos seniūnijos Gudelių miestelio draugystės gatvės geografinės charakteristikas. Klausimų? Nematau. Siūlau sprendimui TR/185 pritarti bendrų sutarimų. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau. Pritarta bendrų sutarimų. Kita. Savivaldybės tarybos sprendimo projektas 189 dėl valstybinės žemės sklypo esančio Marijampolės savivaldybėje Daukšių miestelėje Sodybinė gatvė 3 dalių nustatymo. Sprendimus siūloma nustatyti žemės sklypui
naudojimosi dalis, atsižvelgiant į kiekvieno asmens naudojamą pastato kultūros namų plotą. Tai Marijampolės kultūros centrui 4 arų ploto žemės sklypo dalį, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai 2 arų ir Daukšių miestelio bendruomeniai 7,5 arų ploto žemės sklypo dalį. Ar turite klausimų? Nematau, siūlau sprendimui TR-189 pritarti bendru sutarimu. Prieštaraujančių susilaikančių? Nematau, pritarta. Kita. Savivaldybės tarybos projektas dėl valstybinės žemės sklypo esančio Daukšių miestelio sodybinėje gatvėje 3 perdavimo neatlygintinai naudotis. Tai šios sprendimus siūloma perduoti Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai, to paties anksčiau padalinto sklypo 2 arų ploto dalį pagal valstybinės žemės panaudos sutarties projektą. Ar klausimų turit? Neturit. Siūlau sprendimui TR-195 pritarti bendru sutarimu. Ar būtų susilaikančių prieštaraujančių? Nematau, pritarta bendru sutarimu. Kita. Dėl valstybinės žemės sklypo esančio Marijampolės savivaldybėje Gudelių miestelio Vytauto gatvė 8 perdavimo neatlygintinai naudotis. Sprendimus siūloma perduoti neatlygintinai naudotis Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai 18,5 arų ploto valstybinės žemės sklypo esančio Gudelių miestelėje Vytauto gatvė 8 2,5 arų dalį pagal valstybinės žemės panaudos sutarties projektą. Klausimų ar yra? Nematau. Siūlau sprendimui TR-184 pritarti bendru sutarimu. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nėra, pritarta bendru sutarimu. Kita. Savivaldybės tarybos sprendimo projektas 191. Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 21 metų gegužės 31 dienos sprendimo 1.146 dėl Marijampolės savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamentų ir komisijos sudėties patvirtinimo pakeitimo. Šiuo sprendimu siūloma pakeisti 12 ir 21 punktą. Tai komisijos posėdžiai numatyti, kad gali vykti nuotoliniu ir mišriuoju būdu ir apie balsavimo tvarką. Ar būtų klausimų? Nematau. Siūlau sprendimui TR-191 pritarti bendru sutarimu. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nėra, pritarta bendru sutarimu. Tai kolegos ir papildoma, Gintarė, jeigu jūs leistumėt. Prieštaraujančių nematau, prašau, Gintarė. Savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Marijampolės savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos 24 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo. Šiuo sprendimu siūloma patvirtinti 24 metų lėšų panaudojimo ataskaitą ir Marijampolės savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos. Galiu pakomentuoti, kad 24 metais buvo panaudota iš prioritetinių plėtros įmokų tilto per Šešupę Marijampolės Aušros gatvėje ir jo prieigų statybos techninio projekto koregavimui ir jo ekspertizei. Taip pat Karklų pėsčiųjų tako projektui. Viso panaudota 122 tūkstančiai eurų ir likutis praeitų metų galui buvo beveik 400 tūkstančių eurų. Kolegos, ar klausimų yra? Nematau, siūlau sprendimui TR-198 pritarti bendru sutarimą. Ar būtų prieštaraujančių susilaikančių? Nematau, pritarta. Ačiū, Gintarė. Ačiū. Ir pristatau klausimą dėl Marijampolės savivaldybės 24 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. Pateikta visi dokumentai. Prašau, jeigu klausimų. Edmundas Razvickas. Dėkoju, tai gerbiami kolegos, gerbiamas merė. Kontrolės komitete šį klausimą svarstėme iš esmės ir tarybai pateikta komiteto išvada, į kurią įtraukta audito metu nustatyti trūkumai. O tų trūkumų yra jau ne tiek ir mažai, net 17 punktų, galite kiekvienas atsiversti ir susipažinti. Na, o daugiausia, kas mus kaip demokratų frakcija neramina, kad daugelis
trūkumų, netitikimų, kitaip tariant, kartuojasi metai iš metų. Tai kolegos, centralizuojate buhalterijas dėl kokybiškesnių paslaugų ir atsakingesnių požiūrių į atliekamus darbus bei daromas buhalterijų klaideles. Na, o tuo tarpu pačių kontroliuojama buhalterija, kaip matome, nesukontroliuoja procesų, nes vis tik tai nustatyta ne mūsų, o kontrolierės ir audito ataskaitoje 17 netitikimų. Kitaip tariant, na, pasižiūrėkite prieš darant vienus ar kitus procesus į savo kiemą, na, o toliau jau kritikuokite kitus žmonės ir kitus, kaip sakyti, darbuotojus, kitus buhalterius. Tai mūsų demokratų frakcija vardan Lietuvos iš tikrųjų yra pasimetusi, nes niekada neturėjome tokios, na, sakykime, beprecedentinės procedūros, kai atnešama į tarybą tvirtinti ataskaitą, turinti 17 netitikimų, arba kitaip tariant, mano nuomonė 17 klaidų. Tai kolegos, jūs siūlote pritarti dokumentui, kuris, na, turi netitikimų ir netiek ir mažai, 17. Tai pakomentuokite plačiau. Ar jau čia tokia praktika, kad galima pritarti bet kam, net ir dokumentui su 17 klaidų? Ačiū. Galima ir nepritarti, čia kai jūs pasirinks. Tai jeigu yra finansinės ataskaitos rengiamos iki nustatytos datos, tai atgalinė data dabar niekas finansinių ataskaitų netvarkys. Pateiktos ataskaitos, kur yra netitikimai, pastebėjimai, jie yra konstatuoti, juos reiktų tvarkyti į priekį, bet atgalinė data dokumentų netvarkysim, ta prasme, tai čia standartinė procedūra, nieko naujo ir nežinomo nėra. Tai aš dėl to stebiuosi, kodėl čia taip viskas keisti. O kai kas yra tęstiniai dalykai, tuo, ko nesutvarkyti, tai per vienus metus tai to ir nesutvarkysim, tai patys suprantam ir keliuosi, ir visur kitur, kur čia nekartą kalbėjo, ar komitetuose, tai tuos tvarkysimės. Prašau, Kęstutis Traškevičius. Tai aš irgi norėčiau pasisakyti, metai iš metų aš tai stebiu kontrolės ir audito tarnybos ataskaitas ir matom sąlyginę nuomonę dėl savivaldybės metinių finansinių ataskaitų rinkinio. Taip pat galima pasakyti, kad ir turtas, jau kalbėjom apie tai pirmam klausime, irgi apskaitomas ir tvarkomas, netiksliai su klaidom ir taip toliau. Ir pagrindas pareikšti, kaip mes matome, tai irgi kartojasi tie patys dalykai. Tai ir keliai neinventarizuoti, tai ir kultūros vertybės muziejuje, reiškia, nėra įvertintos tikrąją vertę ir jeigu dabar žiūrėsim ten į metus 445 vienetai pagal ataskaitą, gal ne visi tarybos nariai tą ataskaitą tik išvadą matė, kontrolės komitete svarstėm, o virš 8 000 yra, tai ten netoli 20 metų reikės, kol ten susitvarkys, tai bus tas sąlyginiai nuomonė, kai buvo, taip ir bus, reiškia, gal ne 20, gal 15 metų užteks. Tai nežinau, tokia perspektyva matosi, tai ne čia buhalterijų centralizavimas ką padės šitoje vietoje, nes inventarizavimą atlieka įstaiga, ne buhalterija. Tai čia tokie dalykai, ir yra 4 priežastys, aišku, ir nebaigtos statybos likučių perkėlimas, ir reiškia investicijų neteisingai objektai, uždarosios akcinės bendrovės savivaldybės neteisingai investicijų pokyčius atvaizduoja ataskaitose, tai yra tų dalykų, čia jau jų buhalterijų, tų uždarų akcinių bendrovių, tai čia neplanuojama centralizuoti. Tai aš tai tiesiog matydamas, reiškia, kad sąlyginiai nuomonė dėl finansinių rinkinių, aš tai noriu tokį siūlymą, kad galbūt čia yra 3 punkteliai, reiškia, nes aš tikrai dėl kai kurių gal yra metinės veiklos ataskaita, yra finansinių ataskaitų rinkinys ir yra biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, aš tai, kad pabalsuoti atskirai, o paskui už bendrą projektą, nes kas liečia, pavyzdžiui, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, nors ir ten besąlyginė nuomonė, bet radom ataskaitoje, kad taip pat pavaldžių įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai turi trūkumų. Kas liečia metinę veiklos ataskaitą, ten turtas neteisingai yra atvaizduotas, nors tenai, reiškia, nepareikšta kažkokios tai labai kritiškos nuomonės, tai todėl skirtųsi čia galbūt mūsų balsavimai, reiškia, už kiekvieną atskirai. Tai toks būtų siūlymas, o šiaip tai iš tikrųjų sąlyginė nuomonė, tai rodo tai, kad vis tik dar nėra tvarkingai padaromos šitos ataskaitos. Ačiū. Dar Kęstas Pūdys.
Aš tai norėčiau paklausti, aš dar nebuvau tarybos narys, jau atsimenu, kad panašus klausimai buvo keliami ir čia metai iš metų, kaip sako, nesisprendžia, tai man truputėlį suprantu, kad dabar esminis pasikeitimas, kad pasikeitė administracijos direktorius, tai šitas gal jau galės sutvarkyti, nes gal ten truputėlį nesuprasdavau, ką ten daryti, nežinau, kur čia problemos buvo, bet tikrai metai iš metų kartojasi. Tai dabar merė, gal tada jūs ar direktorius, nežinau, kuris čia galite atsakyti, tai ar čia galima tikėtis, kad jau per šiuos metus, žiūrėdami į tas klaidas, na, jūs turit konkretų planą, konkrečiai tuos pagrindinius žingsnius esat, taip sakykime, kažkokia tai tvarka nusistatę ir jie jau tikrai atneš tą esminį pasikeitimą, nes dabar tai praktiškai čia matom tą patį per tą patį. Tas pats net ir tie opozicijos klausimai jau pradeda kartotis. Tai tas, kas liečia darbus, kurie ten momentiniai, tai juos bus visi sutvarkyti, o kas liečia kelius ar ekspozicijas, nu tai tikrai neplanuojam visko sistemos greuti ir viską mes, kad atitiktų, kad šitas popierius būtų teisingas ir ta ataskaita, darbinė tvarka, kelių tvarkymai, nu nemesim visų statybų, visų remontų ir viską į popierių sutvarkymą, kadastravimus ir visus kitus dalykus. Tai tą darom ir stipriai juda tas procesas, bet ar kitą metą bus jau pabaigtas, nežinau. Matysim pagal eigą. Kartais būna, kad duodam daug užsakymų, reikia sutartis nutraukti, nes nepajėgia rangovai padaryti, tai čia visko atsitinka, tai jo labiau čia tai sodų keliais, tai dar klausimas, kaip čia mums juos pavyks grąžinti, ar gražiuoju, ar dar turėsim pyktis ir visokių niuansų ir kas net tik ir nuo mūsų priklauso. Tai ir eksponatų, nežinau, turbūt neplanuojam priimti 20 plus etatų tam, kad per šitos metus tvarkyti. Nu, nėra tokių galimybių ir turbūt net tas čia yra pagrindinis mūsų veiklos matas, yra, kad būtų nesalyginį. Stengiamės, to reikia siekti, bet racionaliai reikia tą daryti, o ne visas pajėgas ir viską metant. Tai va tokia būtų pozicija, bet pastabas girdim ir judam, kad jų nebūtų. Prašau. Tai dar iš to irgi sekantis kitas klausimas, tai jeigu matot, kad visgi tas planas praktiškai neįgyvendinamas, taip racionaliai skirstant resursus, tai aišku, supratau, kad ta siekiamybė geriau padaryti yra, tai klausimas tada, kaip vertinti tą buhalterijos centralizavimo visą reformą vykdomą, nes, ta prasme, jūs vėl prarasit krūvą specialistų, būtent tų specialistų, kurie ir turėtų tvarkyti šitas problemas, tai gal tada laikas pamastyti ir stabdyti tą pertvarką, buhalterijos centralizavimą, susitvarkyti tuos darbus ir centralizuoti tada, kada jinai yra pati sistema jau daugiau mažiau tvarkinga, bet tokių didelių trūkumų. Čia dideli trūkumai jūsų vertinimu. Mano vertinimu, tai šitie trūkumai yra apie nieką. Taip, jeigu jau taip visiškai grubiai pasakius, tai ten tas kelių klausimas ar eksponatų klausimas, jis yra apie nieką. Tai kažkodėl tos keitėsi sistemos, tai tikrai neplanuojam. Ir nei eksponatų buhalteris ten kažkaip tai vertina ar ką daro, nei kelius tvarko buhalteris, tai čia nesusiję tie dalykai. Alvydas Danys. Paspaust gal. Alio. Girdim. Gerbiami kolegos, be abejo visi siekiam vadovais būdami idealo, kad nebūtų jokių trūkumų. Stengiamės, dirbam, darom. Man teko 30 metų vadovauti mokyklai, patir daugybę auditų, įvairaus lygio auditų ir kiti dirbantys vadovai, manau, pritars, visuomet kažkur kažką pastabėlių auditas randa. Ir geranoriškai pasiūlo tą tvarkyti reikalą, taip toliau. Kaip besistengtai, vis tiek per visą tą laiką atsiranda tų trūkumėlių. Čia tas pats irgi, yra trūkumėlių, kaip sakė meras, juos reikia stengtis ištaisyti, ne viskas taip lengvai ten gaunasi, bet iš esmės tai čia nereiktų gal situacijos tragizuoti, kad čia jau pasaulio pabaiga. Siūlau pritarti sprendimo projektui. Klausimų dar. Vaida Pituškinė. Tai aš tik grįžtu prie Kęstučio siūlymo, kad galbūt galima balsavimą skaidyti į 3 dalis už kiekvieną ataskaitą, atskirai balsuoti. Aš tai nematau tokios galimybės, esmės tvirtinam pagal sistemą ataskaitų rinkinį, tai nuo to niekas nepasikeis, atskiros ataskaitos nieko nelėmė, reikia už ataskaitų rinkinį balsuoti. Tai kaip suprantu, balsuotai aš siūlau tvirtinti ataskaitų rinkinį ir balsuojam, kas už, kad tvirtinti ataskaitų rinkinį. Kas esate įsipareigoję, tai skaičiuokit. 15, 18. Kainas.
17 suskaičiavau, jeigu. Kas prieš? Kas susilaikė? 8. Pritarta sprendimui. Tai kolegos, šitas dabar yra įtraukta. Prašau. Tai net specialiai atsiverčiau savivaldos įstatymą, tai iš tiesų viena iš mažumos valandos tokių funkcijų yra klausimų uždavimas valdantiesiems bei viešinimas ir informacijos pateikimas visuomeniai. Kadangi šiandien mes tikrai turim problemų ir transliacija nevyksta, jau gaunam žinutės ir aš, ir kolegos, ir iš vietinės žiniasklaidos, kad nemato, galbūt būtų galima ir tiesiog prašom opozicijos mažumos valandą nukelti kitam posėdžiui. Bet ne į birželį tada susitarėm. Todėl, kad birželį yra suplanuota po tarybos tokių, birželio 30 dieną gaunasi čia posėdis. Yra Litesko perdavimai, aš ten turiu įsipareigojimų, reikia pasirašyti sutartis, dokumentas įvairius, tai mes jau iš anksto derinom su jais, kad tas posėdis baigtųsi protingų laikų ir... Ne, tai valanda jau yra mažiausia valanda prie tarybų. Nu taip, tai tada darom. Taip. Nebent iš ryto renkamės. Rugpjūtį galim padaryti. Rugpjūtį būsim pasiilgę, visi klausimų turėsim krūvą po vasaros. Nu tai aš ir šiandien įtraukiau, priklauso. Bet tai čia tarėmės, bet tikrai... Tai galima, aišku. Čia, bet jūs suprantat, pusė metų, tai čia ne prie kalendorinių metų reikia rišti, o nuo to, kada pradėjom, nemažiau, kad kas pusė metų gautųsi. Tai čia mes nusikaltimai čia maži, kad čia mėnesis ten ar ten. Tai gerai, nu, tai aš neprieštarauju. Tik tai sakau, kad birželį negaliu žmogiškai. Be manęs... Tai bendrus tarimu tada į rugpjūtį valandą mažumos keliam, kolegos, ne? Opozicijai tinka? Žiūro į Vaidą. Pozicijai tai tinka, matau visi už. Vaida, tai į rugpjūtį? Tai kolegos bendrus tarimu keliam į rugpjūtį mažumos valandą, taip? Ir šiandien posėdį baigiam. Per rekordinį laiką ir kolegos, kaip visada, yra keletas iš jūsų tarpo, kuriuos reikėtų pasveikinti.